Gerą dieną visiems, su jumis Tošis ir šiandien pas mane yra dar vienas naujas žaislas iš turkų gamintojo. Tai yra Nokta, Akupointas, naujas pinpointeris iš turkų gamintojo. Jo, ilgai lauktas, ilgai žadėtas, bet turintis savų niuansų. Jo, tai yra pinas, kuris pagaliau ryšys su legendos ausinėmis ir su naujųjų Simplexų ausinėmis. Vieno mygtuko valdymas, viskas padaryta per vieną mygtuką, mažas LCD ekranėlis, taip kad pasižiūrim, kas yra šio pinpointerio komplekte. Pats pinas ateina, bent jau aš gavau ne dėžutį, o tokiam celofaniniam maišelį, bet aš kiek suprantu pasitaisys neužilgo ir turėsim gražioj dėžutį. Tai komplekte yra pats pinas, toliau yra dėkliukas jam, pasikalbėsim truputėlį apie niuansus. Ir yra toks priedų maišelis, kuriame yra gumytė, kuriame yra papildomas galiukas ant pino galo. Vieną aš jau sugebėjau pamest, tai vat apie tą irgi truputėlį pasikalbėsim. Toliau mes turim krovimo laidą USB-C, turim dirželį troselį ir šiokią tokią instrukciją. Taip kad tiek daiktų yra viduj, o dabar pasikalbam apie tai, kaip matot, jau nebe naujas daiktas, taip kad aš jau su juo vaikščiau, su juo bandžiau ieškoti, iš tikrųjų patogu. Gal įpratimo reikalas, man mygtukas yra šiek tiek per, ne po pirštu, nes mygtukas yra štai šitoje vietoje. Man norėtųsi, kad jisai visgi būtų kažkur tai toliau. Bet čia, sakau, čia yra įpratimo reikalas. Kamštukai. Jo, viskas tvarkoja, dėvisi šitie dalykai, plastikas nusidėvi per žemės makaluojant, bet man aš jau pamečiau šitą tą dangtelį, kamštelį pačio pirmo išėjimo metu. Ir aš jo taip ir neradau, nes ieškojau, bedžiau giliau į žemę ir matyti jisai nusimovė. Kaip kad pirmą dalyką, ką padarysiu, tai nusipirkau termochembriko ir reikės čia paimti ir užtraukti, kad jisai nenusiimtų daugiau. Va, tai tokie dalykai, nežinau, jie turėtų būti šitie kamšteliai parduodami atskirai. Tai nemanau, kad jie kainuos ten milijoną pinigų, bet visgi toks nemalonus įvykis atsitiko. Dėklas man irgi šiek tiek klausimų kelia, nes jisai, kaip ir viskas su juo yra gerai, bet jeigu mes jį pasikabinam ant diržo ir kai tu piną įsitraukdinėjai, šitos, nors atrodo, kad tvirtai, šitos tie užsegimai, užspaudėjai veikia, bet visgi atsidaro. Nežinau, čia jau gal aš neteisingai nešiau. Galbūt. O toliau pereinam prie pačio pino, parodysiu, kaip atrodo ir žiūrim, kas čia. Pats pinas iš tikrųjų keliauja pagal visus mados klyksmus ir taip toliau panašiai. Šitas pinas turi labai daug nustatymų, viskas valdosi per štai šitą mažą ekranėlį. Nežinau, nesimato, matosi. Parodysim atskirai. Yra visa krūva nustatymų. Ir vienas iš šių nustatymų tai yra šitas pinas turi diskriminaciją metalų. Ir jeigu Mainlabo 305 ir 40 dar bando kažką daryti su ta diskriminacija ir kažkaip diskriminuot, tai šitas daiktas jisai veikia su diskriminacija puikiai. Štai čia yra šepetėlis, jisai jo nejaučia. Taip kad nežinau, ar tai yra pliusas, ar tai yra minusas. Aš linkęs prie to, kad tai būtų
kad diskriminuotų mums šitas geriau metalo detektorius negu pinas, nes jeigu mes gausim kokį nors reikalą, pavyzdžiui, kokį nors geležį su skyle, tai yra grandinės kokia grandis, tai detektorius, kad ir kaip bebūtų, jisai rodys visgi spalvins, o gali po to didelę duobę išsiraust, norėdamas susirast, kasgi tenai yra, ir jeigu bus pas tave diskrimas nustatytas būtent, kad nerodytų juodo metalo, tai kasim labai, labai didelės duobės. Bet tą visą dalyką galima įsijungti, parodysiu settingsus ir galima bus pasižiūrėti. Pinas įsijungia, vieno mygtuko valdymas, nustatymų yra tikrai daug ir viskas matosi šitam mažam ekranėlį. Tai yra, tam ekranėlį mes turim būtent koks tai yra režimas, tai yra diskriminacinis, nediskriminacinis, turim akumuliatoriaus pakrovimo indikaciją, turim jautrumo nustatymus, o pačių settingsų yra pakankamai daug. Ir šiek tiek perinam per patį meniu. Tai yra štai šitas mažas ekranėlis, kuris iš tikrųjų daug ką duoda. Ir galime įeiti į patį meniu. Tai yra jautrumas. Jeigu ilgiau palaikysim, įsijungia lygiai ir dabar mes galim jau reguliuoti, kiek mes šito jautrumo norim turėti. Tada turim vibraciją ir garsą. Palaikius, vibracija, garsas arba garsas ir vibracija. Išlendam iš meniu. Diskriminaciniai režimai. Tai yra visiškai garso, nerodo geležies garso. Jį garsina kitaip, jį garsina vienaip. Tiksliau, vienas yra, kad garsina viską vienodai. Tada antras yra nustatymas, tai yra geležies visai nerodo. Ir sekantis įgarsinimas, tai yra geležį kitų garsų įgarsina. Taip, dar kartą perinam. Toliau Bluetooth'as, trukdžiai, apšvietimas ledo. Ledą galim įjungti arba išjungti. Ok. Ledą aš paliksiu įjungtą. Tada turim garso. Kokiu garsu? Garsą paliksim aukščiausiai irgi. Tada turim ekrano pašvietimą ir turim gamyklinius atstatymus, tai yra factory resetą. Ir viskas. Taip kad, pinas tik iš tikrųjų yra įdomus. Kaina rekomenduojama, jeigu nekleistų, 160 eurų. Ir kas man dar labai patiko, jisai yra greitas. Tai yra paruošimas darbui yra labai greitas. Jeigu jisai supypsi, mes jį įjungiam. Jisai paruoštas darbui. Iš tikrųjų, po turkai pasižymėjau, dabar aš kitau. Taip, išjungiau. Ir dabar stebėkit, per kiek laiko jisai įsijungia. Jisai iš karto, jisai įsijungia momentaliai. Tas man patinka. Ir tai iš tikrųjų labai didelis pliusas, nes ten pulsdaivas, tai buvo pinas, kurio reikia dar palaukti, kol jisai įsijungs. Aišku, pasižiūrėsim, kaip prisijungia prie ausinių ir kokiu greičiu persijungia, sakykime, nuo ausinės, tiksliau, kokiu greičiu persijungia nuo detektoriaus iki pino, bet iš tikrųjų, kol kas, man šitas daiktas patinka. Bus kolekcijai dar ir bananas. Daug kas dėl šitos geltonos spalvos. Jeigu Garetas turi morką, tai mokite dabar turėti bananą. Su jumis buvo Tošis. Padarykit laiką. Ir toliau žiūrim, kas gaunasi su šitais visais testais. Iki!